Tai yra mano gyvenimo pamatas šitam pasaulyje. Nes tai yra, santuoka yra visa tai, ką aš myliu, iš tikrųjų. Mano vyras ir vaikai. Tai yra patys brangiausi man žmonės. Tai yra mano džiaugsmas. Man tai yra didžiulė atrama. Ir būdamas grįžtu į šeimą, būna tiek daug visokių rūpesčių, kaip tą daryti, kokį sprendimą padaryti. Grįžti, pasikalbi su žmona ir žinai, kaip reikia daryti, kaip yra iš tikrųjų. Dėl to, kad žmogui pasitarti su žmogum, kurio pasitikė, yra būtina. Ir tada daug tvirčiau jautiesi, tada daug lengviau ir dirbti, ir kažkokius tai sprendimus daryti, ir naktį tada keltis lengviau, nes aiškiau. Žmogui labai reikalingas aiškumas. Tai man šeima yra, užuovėje. Matau, kad mane šeimoje myli. Manau, kad džiaugiasi, kai grįžtu. Pergyvena, kai išvažiuoju. Tai čia yra nuostabus jausmas. Labai, man tai didžiulė atrama yra. Kaip suprantam tą laisvę? Iš manęs tai nieko netėmė, jokios laisvės. Žinoma, kai aš nebuvau gal ta moteris, kur jau labai trokštų ištekėti, nes buvau savarankiška. Ir man nieko netruko, sakytum, gal ir nelabai apsimoka labai čia skubėti tą santuoką, bet dabar aš suprantu, kad santuoka man daugiau laisvės davė. Nes daug daugiau galimybių, daug daugiau džiaugsmo, daug didesnė meilės išsiplėtė mano širdis. Ir padaugėjo meilės ir vyrui, ir vaikam, ir pasauliui apskritai. Nes jeigu esi laimingas, aš esu laiminga moteris, laiminga motina, laiminga žmona. Tai aš ir pasaulyje esu laiminga, aš noriu, kad visi būtų laimingi. Man šeimos pasirinkimas tai yra kelias į laimę. Ir jeigu aš neturėčiau šeimos, aš būčiau žymiai mažiau laimingas. Ir kad kartais reikia naktį dažniau atsikelti, jeigu neturėtum šeimos naktį miegotum, bet koks nelaimingas būtum. Ta prasmė gyvenimo būtų daug mažesnė. O dabar daugiau, taip, yra daugiau pareigų šeimoje ir darbe, ir šeimoje, bet tai žmogaus tvarkingą gyvenimą padaro. Nes aš jaučiuosi laimingas, aš jaučiuosi mylimas, jaučiuosi reikalingas ir tada daug lengviau įveiki visus kitus dalykus. Negaliu sakyti, kad tai sumažino laisvę, nes tai yra mano pasirinkimas. Aš laisva valia tą pasirinkau ir labai džiaugiuosi, kad tą pasirinkau. Tai aš manau, kad čia kaip tik padidina tokį galimybę būti laimingu, jausti svarbiu. Tai, praturtina, nepaprastai praturtina gyvenimą, visai kitas kokybinis šuolis. Santuoka tai yra tvirtas pasakymas, taip, aš esu su tavimi iki gyvenimo pabaigos. Ir einu kartu, tai mano apsisprendimas. Tai yra, grubiai tariant, kaip įmonė pasirašai sutartį ir pasižadė ją vykdyti. Tai jeigu žmonės gyvena be sutarties, be santuokos, tai vieną dieną apsisuksiu, išeisiu ir būsiu teisus. Tai reiškia, jis tokiu būdu, kaip ir įmonė, jeigu nepasirašo sutarties, tai jinai bet kada yra laisva pakeisti partnerį, pakeisti tiekėją. Nėra jokio planavimo kartu, nes negalima planuoti kartu. O čia yra pasakymas, aš su tavimi kuriu ateitį, kuriu šeimą ir aš tavim remiuosi, tu būsi man reikalingas ateičiai ir aš tau noriu būti reikalingas.